Labai iš tikrųjų gražu matyti, kaip žmonės iš tikrųjų turi gerą širdis ir prisideda ir padeda ir palaiko. Jau turim kelis geradėjus. Alina iš Lazdynų, kuris sumokėjo mamos seną skolą antstoliams 500 su viršum eurų. Klasės draugai surinko pinigų nemažai notarinėm išlaidom. Toks Žilvinas čia kaimynas pažadėjo iškloti jam padaryti santechniką visą naujai. Va, Paulius padarys stogą naują. Kadangi nameliuką daro mažiuką, visiškai apie 40 kvadratų, jis toks yra. Tai neturėtų labai brangiai ir ilgai užtrukti, bet vis tiek reiktų. Vien mūsų 3 neužteks. Ten buvo visokių daug paskolų paimta, SMS pinigai, bitė. Sutvarkė viską, ar ne? Mes dar tvarkom, dar yra pora skolų, bet jau smulkmena. Jisai gaus, dabar susitvarkėm neįgaliojo pašalpą, vaiko pinigus gaus. Iš Maksimos mamos darbovietę pervedė, mes turim jau kažkiek, kad jam pradžiai. Ir jis dabar pas jūs gyvena? Taip, dabar gyvena, nes ten nėra. Ne, mes čia šalia gyvename. Jisai nori pats gyventi, jisai suaugęs žmogus jaunas, jam reikia savo namus.